Sveiki, mėly Žvejok su Rakučiu kanalo gerbėjai. Sveikinu jūs ankstų penktadienio rytą iš Baltupių tvenkinio. Kaip sakyti, ir smagu ir nesmagu kalbėti apie paskutinį vasaros savaitgalį. Šiandien galima sakyti taip simboliškai, tai yra penktadienį, tai čia žada 32 laipsnius karščio, tai tikrai vasara čia kepins, ten pietryčių rytų vėjas. Rytoj jau vėjas, daug kur šeštadienį jau žada truputį lietaus už mus, bet irgi čia kaip atskirais regionais. Sekmadienį jau tik 20 laipsnių, naktį 12. Perėjimas vasaros į rudenį. Aišku, pernai rugsėjais dar buvo pilnai vasarinis, tai šįmet gali būti, kad irgi bus taip pat. Bet, žodžiu, dar tikrai vasara Lietuvoje. Apie rudenį tik tai gali čia taip pasakyti, kad ilgesnės naktis, kažkokie paukščiai gal jau praskrenda į pietus. Bet užteksiu čia kalbėti dabar apie bendrus dalykus, pakalbėkim, kas kur kimba Lietuvoje. Iš tikrųjų, įdomių dalykų yra. Tai tradiciškai keliaukim į vakarų Lietuvą, tai yra Klaipėda. Klaipėdoje irgi daug kas, ypač plėšrio žuvies gaudymo mėgėjai laukia, kaip ten kas ten su ešeriu, kaip ir ką, tai galiu pasakyti, kad didelio tokio kažkokio kontrastų nėra su praeitų savaitgaliu. Mariose neblogai kimba sterkai, bet daugeliu atveju tie vadinami nelegalūs. Vienas kitas papuola, tai čia yra iš 5-6 žvejų kokį vieną pagauna kas nors vadinamo įmamo dydžio, 50 cm ir didesnį. Ešeriai šiek tiek pradėjo kibti 200-300 gramų. Tai irgi visai neblogai. Iš taikios žuvies irgi karpių kibimas taip nuslopo ir jie suplaukė į Nemuną, į Šilutės pusę ar kažkokie kiti pakitimai, bet už tai pradėjo vėl kibti stambus karosai, ten tose vietose, kur kibdavo karpiai sazanai vadinami. Karšiai tebekimba visur ir pač Kuršių nerijos pusėje, viskas ten yra gerai. Kas dar atostogauja arba kas ruošiasi atostogauti rugsėjo pradžiai, kai tiesą sakant, Kuršių nerijoje tai vienas smagiausių laikų, jeigu tik lietus neprasidės. Tai, žodžiu, pagauti tikrai galima smagiai ir gražios žuvies. Kas dar dabar girdėt? Iš Minijos pusės, čia gal ne visai iš Klaipėdos, bet lydekos pradėjo neblogai kibti, matyti irgi tas toksai naktį lengvas atvėsimas savo duoda. Smiltynėje dabar irgi kas žvejoja iš Klaipėdos pusės, tai karšius, aišku, kas gaudė, tebegaudo, karšiai tokie, neypatingo dydžio, apie kilogramą, taip truputį gal virš. Žiauriukai irgi tokiam bangom užeina, truputį pakimba, truputį baigėsi, bet irgi pakankamai įdomi žvejyba. Iš jūroje girdėt, kad vėlekšnės dar giliau atsitraukia. Tai dabar gaudimas vyksta praktiškai netoli vadinamos Inkarinės, tai čia turbūt kokie 7-8 km nuo kranto. Jeigu pro vartus einant, turbūt apie gal ir 10 gautųsi, apie 35 metrų gylyje. Bet kimba gerai ir stambios gražios plekšnės. Tai jūs turit galimybę išplaukti į jūrą, turit savo laivą ir tai manau, kad irgi menkių gal negalim gaudyti, bet plekšnių dar kol kas niekas neuždraudė, čia žuvies yra ir viskas yra gerai. Kelkimės į Šilutę dabar. Šilutėje, kaip visada būna, kaip tik praeitą, užpratėjau, turbūt savaitę gaudžiau, tai kaip tik pataikiu į tokią bangą, kad nei ešerių, nei karpių, nei kitos žuvies, tai dabar viskas yra priešingai. Pirmiausia, sugrįžo vadinamas sazanas. Tai dėkui Richardui. Pas Richardo parduotuvėje, sako, tikrai kimba smagiai, sako, viskas labai gerai. Ir girdėti iš daugo ir labai gražių sazanų pagavau. Tarp kitko, galvoju, prieš kelias dienas čia pagavau 17 kg. Nemune, tai aš bandau tik įsivaizduoti, ką reiškia iš 17 kg ištraukti su feederiu, srovėje, kažkokia fantastika. Žmogus, sako, toks pagavo, kur, kaip ir dauguma vietinių, kur jau žuvies atgal nepaleidžia. Tai sako, šitą karpį, sako, pagalvoju ir gražiai paleido atgal. Tai smagu, kad ta žvejybinė kultūra tokia truputį trofėjų, gal paleidimo saugojimo arba kažkokia tai truputį eina ir plačiau, ne vien tik tai čia miesto, kaip sakyti, inteligentijos ar kažkokio tai vien jaunimo reikalas, tai va. Tai smagu pasidžiaugti, iš tikrųjų neblogai kimba. Iš populiariausių jaukų, tai sako, toks yra stilas, kažkada Kaune buvo populiaru, turbolokas, ten įvairūs kukurūzai, dar visokie, aišku, plaukas, kas boiliukais gaudo, kas kukurūzais, bet plaukų sistema žemupyje dabar tampa viena populiariausių, ar plaukų, ar ten to smeigtuko vadinamo. Tai va, su karšiu, tarp kitko, prašiau yra, tai tą vietą užėmė karpis, buvo čia tandemo varžybos, tai, sakyčiau, kad gana prastai, tai kas sugaudė, tie laimėjo, bet iš tikrųjų karšio nėra daug. Galbūt jisai visas pasklydęs pamarės, va, šitoj vietoj tiek skirvytėj, tiek atmatoj, kažkiek pagauna, bet nelabai.
Bet vietiniai, tiesą pasakius, gaudo karpius ir nemato bėdos. Karšis jau tokia, sakau. Į antrą planą nueinanti žuvis. Šamų pagauna irgi. 27 kg šamą pagavo. Girdėjau tam pačiam kažkur tai Šilutės apylinkėse. Pagauna stambių karosų, jau čia daugiau jau į Nemuną prie Šilininkų į tą pusę. Tai karšių pagauna ir šitą ir karosų irgi vieto, aišku, nesako, sunku pasakyti, bet įsivaizduoju, kad kažkur gal ne pačiam Nemune, o įeinančiose tose, nežinau, senbagiuose tvenkiniuose, kaip čia juos pavadinti. Taip, kas daugiau girdėt, ešerys pasirodė ir toj pačiai Miniui, ir Pakalniai, kur mes išeis kaip tik tai laida, turbūt šeštadienį vakare, tikiuosi paleisime apie ešerio gaudymą, ešerių slagus, gal ir įvairius kitus įdomius dalykus, tai tikrai laukite, graži, smagi tokia, daug informacijos nemažai turinti laida. Tai va, bet tada gaudėmės iš tikrųjų sunkiai, dabar viskas yra geriau. Iš tikrųjų, ešerio pasirodė, gal ne to pačio didžiausio, mariose tikrai kimba ešerys, galima surasti. Į visas pakalnėse viską tie vadinami kepamo dydžio, ten 150-200 gramų, gal vienas kitas ir didesnis, tai dabar ešerio yra nemažai atėję. Ir įdomu, kad irgi ir šitą ir sterka, kas žino, kur vietas, pasigauna irgi. Viskas ten po truputį, metai geresni negu pernai. Taip, kas dar iš vakarų Lietuvos? Jurbarkas, Raudonė yra tokia. Irgi daug kas laukia, ypač kauniečiai mėgsta važiuoti, yra karšių gaudimo laikas, rugpjūčio galas, rugsėjais. Tai va, tai ten su karšiu irgi viskas gerai, bent jau į Raudonės pusėje, kur kas gaudo fideriais, praktiškai kibimas jau kelintą savaitę yra stabilus. Karšiai nėra dideli, tai 1,5 kg, tu didėjai, ten 3-4 kg, kur kibdavo pernai, matyt, dar neprasidėjo, ar jau senai suvalgyti tie karšiai, čia sunku pasakyti. Bet tokie, sakykime, vidutiniokai kimba labai stabiliai ir yra toksai vakare praktiškai geriausias kibimas ir paskui ryte jau, ne visai anksti, bet jau taip įdienojus, kai prasideda. Naktį liktai nelabai, kai girdėjau, kas bandė, taip jau nelabai apsimoka, verta pamiegoti. Pagaudyti geriau ryte, ar ilgiau vakare pasėdėti. Šiaulių dar irgi prisiskambit pavyko Ruslanui, pas Ruslaną, sako, visi šiauliečiai važiuoja, sako, kas ten, sako, į Nemuno žemupio pusę, sako, kažkaip vietų nelabai kas gaudo, tai nelabai jis kažką ten labai papasakojo, bet iš Šiaulių jūros, kur kažkaip apie starkę, apie šamą, nelabai senokai girdėt. Linų, aišku, pagauna, dar kas gaudo. Taip, kelkimės į Lietuvos pietus, Druskininkus, Lazdijus, sakykime, tą pusę. Tai gerai iliustruoja, bendradarbis sėdėjo 3 dienas, jisai Niedoj turbūt, paskui Veisėjas žvejojo, sako, per 17 metų tokios prastos žvejybos nėra turėjęs, sako, seniau būdavo, sako, gaudai didelį karšį, sako, nervuoja, tokie 500-700 gramų tie karšiokai kimba, dabar, sako, ir tų neina pagauti. Per 3 naktis, per 3 dienas tikrai naktį liktai negaudė. Tai gal 10 karšiukų, tokių po 300 gramus išvargo. Sako, visiškai nekimba ir keista. Šerių išplaukė irgi ten, nežinau, per kiek valandų spiningavimo vieną gal gražesnį pagavo. Kažkas vyksta, sako, žuvis visai nejuda. Nesimato, nei kad vartytųsi, nei kad vaikytų, kaip išmirė viskas. Tai tokios žinios iš kitur, iš Druskininkų girdėt, kad kas gaudo didekas, aišku, su echolotais suranda, tikrai pagauda. Ešerys trupučiuką ežeruose atsigavęs, Nemune kimba, ežeruose irgi šamų pagauna. Tai aišku, irgi turbūt su tais pačiais echolotais, kurie suranda, nes pačioje upėje tai tokie, tie vadinami buožgalviai ten tokie iki 1,5 kg kibioja. Jų pagauna nemažai, naktinius liekus perka, sėdi žmonės, gal kai sėdi ir geresnė, bet pagrindė vyrauja, tai smulkmė, smulkų šamukai. Linai tebekimba irgi girdėt, kas įdomu, iš Druskininkų pusės perka žmonės jaukus, jaukinasi gaudo, pavyzdžiui, karšiais, niekas labai nesigiria. Ir keista, atrodo, rugpjūčio galas tiek Nemunui, tiek ežeram yra toks vienas geresnių karšinių metų, kai taip jau kimba ir gražesni karšiai, ir ilgesnis tas kibimas, tai negirdėt, žodžiu, apie karšius nieko gero nepasakysiu. Keliamės į Varėną, į Merkinę. Šerių kibimas, dėkui Vasauliui, iš geros vietos, žinančiam geras vietas, tai jo gerose vietose ešeriai kaip kybo, taip tebekimba, viskas gerai. Bet daugiau kažkoks nurimimas yra. Lydekos apstojo trupučiuką, kai orai prašylo, buvo pradėję kibti apstojo, su linais irgi kažkaip taip
karpiai linai irgi taip apstojo, toks irgi tokia, kaip sakyt, bendras tendencija turbūt sustojimas. Karšius, taip irgi sako kažkaip, kad kažkas pasigirto, tai vienas žmogus iš Varėno, sako, važiuoja, sako, vienas į kad važiuoja, sako, rodo nuotraukas karšių prigaudęs, kitas iki perka jaukus, trečias iki tai ištardė, sako, Saulius sudės, tai kažkur važiuoja į upę žmogus. Lyg tai iš upę. Tai žodžiu, tai po 5-8 karšius, didžiausias 2,7 kg. Sugavęs, su plūdinė gaudo kažkur, bet irgi jau dzūkai važinėja, nes iš tai Suvalkiją gaudyti karšių su plūdinė, tai matyt, kad nelabai kas tikrai tenais. Iš Alytaus šį kartą tokių, kaip sakyt, didelių naujienų irgi nėra. Apstojimas bendras, Nemune tikrai apstojo žuvis, su šapaliukais liūdnai. Dėkui mano jaunam bičiuliui Artūrui už informaciją. Šia irgi pasivaikščiojo, bandė kelias dienas, tai sako, nu taip irgi Nemune nieko gero, su šapaliukais kelis eina pagaudų, bet sako, matosi gražų šapalai išėdinė, bet visai į voblerį kažkokį kitą masalą, sako, nulis reakcijos. Tai va, žeruose tais aplinkiniai į Aukštadvario pusę keliavo, gaudė, ten karšių pagavo, dar kažkur, tai žodžiu, ieško laimės, visi kažkaip taip. Toj pusėje nieko per daug nėra stebuklingo. Keliaukim į Marijampolę, jeigu jau paminėjom Suvalkiją arba Sūduvą, kaip kas vadina. Tai girdėt, kad Orijos ežere yra ten prileido karpiukų kažkaip. Nu, tai žmonės ten juos ir traukė, teisė visus namo, kol jų ten bus, tai matyt, kol neišgaudys, tol nebus, tai toks populiarus sportas. Ten tie karpiokai nedideli, bet štai kimba. Tai va, girdėt, kad veisėjai kažkas gerai pagavo, pasidėjęs irgi, ar šį bauliuką vėl čia Dzūkiją peršoksim, bet irgi taip prieštaringa informacija iš kolegos girdėjau, kad visai nekimba, nu ten va, išsėdėjo kažkas, kažkam pasisekė gražių karšių pagauti. Bet irgi tas, kurie sėdi daug laiko, ilgai šeriasi, praktiškai vietiniai. Tai va, ką dar papasakojo Saulius iš vienam gale kablys, tai sako, šiaip bendras, kaip pasakyt, veiksmas, žuvies aktyvumas yra. Tiek naujukiai vadinama naujajame tvenkinyje, tiek kur, sako, jeigu taip su fideriuku daugmaž moki gaudyti, negaili pajauko, įdedi truputį gyvo daugiau, ar musės lervų, ar kažko. Tai tikrai veiksmas yra tų tokių karšiokų, apie puskilogramį didesnių kuojų, nu tikrai pagausi, sako, viskas toje vietoje gerai. Jeigu netingi pasportuoti, pagausi, kažkokio masinio kibimo dabar kaip ir nėra daug. Pagaut galima, bet, žodžiu, tokio kažkaip irgi gaukas Nemuno žemupio pusę derina, šitaip jau žvalgosi iš vietinių, kažkas dar kur girdėt. Tikisi, kad gal ežerai prabils didėjai, galų gale gal atšals atvės oras, truputį viskas pajudės. Keliaukim dabar į centrinę Lietuvą, prie didžiųjų miestų. Iš Kauno dabar girdėtai Neryje truputį sukruto plėšrūnai. Lankėlės Ildekaitės visai neblogai pradėjo kibti. Šeriai, dėkui va. Algirdui iš pilnos valties nemažai tikrai žvejojo, ką papasakojo. Tai, žodžiu, su spiningu viskas taip neblogai. Šapalai irgi kaip jau tebekimba ant kukurūzo, bet įdomu, kad jeigu nori geriau pagauti, reikia ieškoti šešėlių. Iš tikrųjų, nu, čia senas toks, kaip sakyti. Sena išmintis, bet manau verta ją atsižvelgti. Tai žiūri, jeigu ryte žvejoji vienam krante, kad daugiau šešėlis kristų, vakare kitam. Svarbiausia, kad būtų toje vietoje šešėlės ir iš tikrųjų šapalai po truputį kibioja. Kas dar girdėti irgi? Nemune truputį sunkiau su kibimu girdėti. Kauno mariose įdomiai irgi ir su starkiais iš tikrųjų liūdna ir su karšiais ne kažkas girdėt. Bent jau iš kelių žmonių girdėjau, kad tikrai labai prastai, kad smulkmė kibioja nieko gero, bet vakar irgi čia kalbėjau su tokiu kolektyvu, va žmonės 2 dienas sėdi kažkur prie Lašinių piliakalnio, nu tai karšio labai smagiai pagavo. Bet tai irgi tokia, kaip sakyt, loterija. Taip, kas dar tokių iš to girdėt? Kauno pusės irgi pradėjo žmonės jau po truputį lašišų žvalgytis, prasideda jų sezonas, oficialiai turbūt sekmadienį. Tai žodžiu girdėt, kad vienur kitur ten kupras pakaišyje kažkiek žuvies yra. Tai šįmet, kadangi irgi paprastai būdavo pirmieji indikatoriai, kaip bebūtų gaila brakonieriai, tai kabliautojai iš Nemuno, tai dabar kabliautojams liūdnos dienos atėjo masiškai, ten gilina vagą, stato krantinės, pila dambas ir, žodžiu, iš tų įprastinių vietų jas nubaidė, jie ten susirado kitur ar ne, bet iš šitos pusės brakonierių negirdėt kažkokių žinių, kiek yra, bet, nu, Nemune, sako, rodos, žuvis. Neryje irgi yra iš Jonavos pusės, jau čia irgi iš tų pačių šaltinių, kad jau brakonieriai kelias lašišas šitą pagavo ir girdėt, kad kaip bebūtų, kad ta pirma banda, kuri atkeliavo
lašišų, tai jinai jau Šventąją iki pat Kavarsko nuplaukė. Pasidavus iš tos pusės girdėta. Tai va, tai žodžiu, teoriškai galima bandyti gaudyti jau lašišą, to labiau čia rugsėjais prasidės gaudimas. Bet šiaip praktiškai turbūt kaip visada bus kuo arčiau draudimo galo, tuo tikimybė kažką pagauti geresnė. Bent jau aš kažkaip stengiuosi jau daugiau į spalio pusę gaudyti. Jeigu galima išpulti dienų, tai tikrai tada ir ne tik pasivaikštų upėm, bet dar bent jau pamatai išėjimų, o kartais ir pagauni šitą. Trakų pusėje girdėta irgi kažkas labai taip irgi, kad stebuklų būtų negirdėjau. Tai kalbėjau Valdu šitą Tichomolovu, tai sako, važiuojame Elektrėnų marias, labai smagiai raudės kimba, ten gaudo su avižadrebiu, kažkur tai braido ten krantais palei žolynus, bet visai, sako, smagi žvejyba ir gražios raudės. Iš karšių pusės kažkaip tai irgi taip, kaip kas sėdėjo, taip įdomiai. Ungurių kažkas atradė, bet irgi nepasakysiu ežero, tiesą sakant, ir pats neiškvočiau, įdomu būtų. Tai unguriai panašu aktyvus ir Neries pusėje. Pačiam Vilniui gal jau tiesiog nugaudė tų vietų, gal nėra daug, tai šitiek tai ungurių, kiek žuvino tose vietose laikosi, tai jos ten gana greit išgaudo. Bet kas keliauja pagaudyti šitai kažkokias nuošalesnės vietas, o vis tiek ten Vievio pusė ir Nemuno regioninė parke pagauna. Ir kas įdomu, ir kitos žuvies pagauna, va, kaip tik irgi. Bičiulis gaudė, ieškojo, pasižiūrėti norėjo lašišų pasivaikščioti, tai lašišų nerado, bet šamą pagavo 9 kg, irgi smagiai taip čiuptelėjo loblerį. Tai žodžiu, irgi viskas su spiningavimu neblogai. Vilniaus pusė irgi taip, kaip sakyti, kas šapalus gaudo, šiaip jau kas gaudo dugniniam bando, tai dieną tai visai nieko, kad visas veiksmas prasideda jau temstant ir aišku, persikėlė į naktį. Ir vieną kitą karšį geresnį, ir vieną šapalą pagauna. Nu taip, kaip pasakyti, apie ūsorius vis įdomu sulaukti, tai kol kas irgi tokių žinių negirdėjau, kad kažkas pagautų, nors pagal laiką jau tikrai turėtų neblogai viskas būtų. Lydekos va čia aplinkiniuose ežeruose Vilniaus kas gaudo, Pikeliškės ir kituose, tai perka žmonės sukrės tokias didesnės, kas velkiauja, kas mėtos, neblogai. Papuola lydekų ir tokių šamukų ne pačių didžiausių ir žinome ešerių. Tiek būtų tada apie didžiuosius miestus, keliaukim dabar šiaurėje į rytus. Iš Anykščių dabar kokios žinios Šventojoje. Formatų ir žmogus pasakė, karšiai nemiegas. Žodžiu, naktim gaudant galima pagauti labai gražių karšių, niekas labai tai neįsireiškia, žodžiu, viskas yra labai neblogai. Dieną ne kažkas, ten tie patys plakiai kažkokia smulkmė, o truputį sutemsta ir prasidės tam bežus. Ten viskas gerai, iš ežerų irgi kažkokio tokio, ten iš Rubikio ir iš kitų. Tas pats kaip visur. Sunkiai, iš tikrųjų, sunkiai. Iš Molėtų pusės dabar irgi lydeko šamukai truputį atsigavo. Dėkui Sigitui už informacijas, tai gidauja ten vos ne kasdieną plaukia. Šeriai sako ramus, tikrai tai ramus, nugu vieną kitą pagauni, bet nėra būrių. Tiesiog nepavyksta rasti arba kažkur tai. Tai taip, toks, koks sakyk, paaktyvėjimas yra kažkur, bet irgi viskas vakare praktiškai. Iš PVS irgi komanda buvo atėjus į parduotuvę, teko pakalbėti, tai žmonės 3 dienas Dringėje sėdėjo dabar, Rokiškio rajono, bijau suklys dabar. Tai va, tai irgi ne kažką, 3 naktis sėdėjo, tai pirmą naktį dar visai nieko, 2 kg karšės, ten smulkesnių, ten kitos žuvies, dar ungurį berus pagavo. Paskui visai prastai, tai sako, praplaukiam, paklausinėm, nu visai šiemet, sako, su karšių liūdesys. Nėra didesnio karščio ir tą informaciją girdžiu beveik iš visos Aukštaitijos ir iš Dzūkijos, tiesą sakant, tas pats kažkaip tai sunkesnis laikas. Ar apsigaudė tas karščius, ar kažkaip maisto turi gamtoj daugiau, mažiau aktyvus. Tai iš tos pusės va, tokia informacija. Dar irgi įdomu, kad iš tų pačių Anykščių, kad irgi ką mato, tai Šventoji mato lašišas ir šlakius pirmuosius nuėjusius. Tai pasirodo laiks nuo laiko, tai šįmet tikrai anksti nuėjo ir vanduo šiltas. Na, bet žuvies kažkiek yra, tai žodžiu, lašišų gaudimo sezonas nėra jau toks teorinis vien, pagaut bus galima. Iš Panevėžio dabar, kas girdėtai, Velžio užtvankų irgi tai nieko praktiškai nepagauna, čia ir Raimas be bando gaudyti, nu, sunkiai tikrai gaudas, bet šį turėjo likti laidą, ar tai paleis, ar jau paleido. Apie tai gal daugiau pakalbės, galit pasižiūrėti.
Panevėžio mariose, kaip nekeista, buvo labai visa tokia virtinė varžybų, aukšlių gaudimo, fiderio dar kažkur tai. Žmonės matyt labai gerai užjaukino, iš tikrųjų prasidėjo veiksmas. Tai po tų varžybų vietiniai sulėkė, tai ir karšių gražių pagavo, ir linų. Tai toksai visai suaktyvėjimas neblogas, bet aišku turbūt susijęs su didesniu jauko kiekiu. Iškrekenavus, nevėžį, viskas sužėlė, sako, toks depresyvi žvejyba, sako, vieną kitą karšiukai sėdi, sako, žolynai, krantai, sunkiai prieinamos vietos, spiningavimui dar anksti, žolės nepakrytė ir aišku, visokių šakų prinešta ir visko, tai su ešeriu kažkokių tokių didelių dalykų nėra, ten vėliau truputį rudenį viskas prasideda. Visur irgi žolynai mažesniuose, ten apie lėvenis, apie dar kažkokius tokius nekalbau, iš Kupiškio marių girdėt, kad neblogai ešeriai kyla. Dėkui bičiuliui Aidui už informaciją, sako, tikrai, sako, tu tokių 100-150 gramų ešeriukų paplaukius, jeigu moki skaityti echolotą ir truputį gaudaisi, kurie galėtų būti. Lengvai surasi, bet jeigu pasiseks, tai ir gražesnių ešerių, ir 300,5 kg tokių, tai žodžiu, toks ešerių paaktyvėjimas, o gaudant ešerius ir vieną kitą lydekaitę eina pagauti. Apie sterkus nelabai kas girdėt, bent jau su spinningu, ir kas yra įdomu, daug tikrai populiarų Kupišky ir apskritai labai populiari žvejyba ant vadinamos porcijos, tai žuvies gabaliuko su dugniniam, tai prieš tai gaudė sterkius dabar visai nustojo. Vietoj sterkiukų dabar šamukai kimba, tokie nedidukai, kur irgi Kupiškio marį panašu, kad prisiveisė daug ir tai turbūt turės įtakos. Zarasai irgi tai toks lydekos suaktyvėjimas, dėkui iš Meškerinės Audriui. Tai girdėti ir avilio, ir čičirio, ir Švento ežeruose pasigauna, kaip kur avilys, sako, tokios nusilkutės, sako, vyrauja, sako, aktyvumas nemažas, kimba gerai, bet šiaip tai tokio pagauti gerą lydeką, sunkoka. Šerys kažkiek irgi pradeda aktyvėti, bet visimoje tai irgi toks, tą patį girdžiu tendenciją, ką ir sukies pusės. Kažkaip į didelius būrius nelenda, atrodo, turėtų būriuotis rugpjūtį, bet tokie irgi pavieniai daugiau, arba kažkaip labai trumpai pasirodantis tokies. Trumpas toks kažkoks užėjimas, kibimas. Kas įdomiau, tebe kimba lina ir turbūt iš vienintelio regiono, kur girdėt, kad lyg neblogai karšių pagauna, tai būtent Zarasai. Nežinau, ar dėl to, kad šiauriau, ar kažkokiu kitų priežasčių ežerų specifika, tai ten, žodžiu, karšis kimba. Tai va, kas čia ir kaip įdomu, sako, tas pats kibimo pikas, jeigu daug kur kas naktį gaudo, tai naktį, sako, ramybė dabar kaip tik apie kokią 10-11 valandą tas pikas būna, kur gražesnių pasitaiko. Ir žinoma, kas kaip sakyt, iš seliavų žvejyba vyksta toliau iš valčių. Kibimas yra seliava įsiblaškius, bet pasirinkti 15-20, jeigu tik tai ten vėjas leidžia per daug neblaško galima. Ir matyt, sako, kad ešerys didelis ar kažkokie plėšrūnai pavaiko tam gėlį seliavą. Žodžiu, bet dar žuvis taip, nenusileidusi gėlius, o būna rudeniop išeina ežeruose giliau, tai dabar taip sako, taip. Žolynų kraštas, pirmas skardis, tai va taip to pačio ešerio ir plėšrūno ant tų skardukų ieškoti. 5-6 metrai būna, jeigu žiūrėtų tokius gilesnius ežerus. Tai va, bičiuliai, tiek žinių šiai dienai. Gero jums, kaip sakyt, paskutinio vasaros savaitgalio. Lengvos adaptacijos į rudenį. Kas dar atostogausia, tikrai laikas po truputį gerėja, žuvis turėtų aktyvėti, truputį atvės. Viskas bus gerai. Iki pasimatymų.